Vilkai gyvena daugelyje gamtinių sričių šiaurės pusrutulyje, nuo tundros iki dykumų ir stepių. Daugiausia vilkų išlikę žmonių nepaliestuose miškų plotuose Kanadoje, Aliaskoje, Rusijoje. Seniau vilkai buvo paplitę visose Europos šalyse, bet juos ilgą laiką naikino ūkininkai ir medžiotojai, todėl ten vilkai išnyko. Vilkai būna iki 150 cm ilgio, aukštis ties pečiais 60–95 cm, sveria nuo 30 iki 65 kg. Kūnas apaugęs šiurkščiu pilkos spalvos kailiu, nors gali pasitaikyti įvairių juodų, baltų, rudų, ir net gelsvo atspalvio vilkų. Ausys neilgos su smailiomis viršūnėmis, dantys stiprūs, o iltys gana ilgos. Vilkai gyvena šeimomis, kurias sudaro gaujos vadas, jo pora vilkė ir jų jaunikliai. Balandį gegužę vilkė atsiveda 2–6 vilkiukus. Vilkiukus veda ir slepia iš anksto išraustame urve. Jaunikliai minta vilkės pieno apie 8 savaites. Pirmosiomis savaitėmis vilkė nesitraukia nuo savo mažylių. Kol vilkė rūpinasi mažyliais, maisto jai atneša kiti šeimos nariai. Vilkiukai urvą palieka 80 savaičių. Tada motina ir kiti šeimos nariai vilkiukus maitinti pradeda atvydami maistą. Vėliau vilkiukai pradeda maitintis tėvų sumedžiotų maistu. Vilkiukai pradeda medžioti 1 metų, kai jiems išdygsta visi dantys. Savo šeimą gali palikti sulaukę 1, 2 ar 3 metų ir ieškoti savo poros ir naujos teritorijos savo būsimai šeimai. Kiekvienas vilkas žino savo vietą šeimoje ir stengiasi ją išlaikyti. Per daug pretenduojantis vilkas gali būti vado išvytas iš gaujos. Susirėmimų pasitaiko dažnai, bet per juos vilkai retai žūva. Maisto negalinčiam pasirūpinti vilkui, kol jis pagyja, išgyventi padeda kiti nariai. Staugimas yra vilkų bendravimo būdas. Jis gali trukti nuo pusės iki 11 sekundžių. Staugimas padeda vilkams palaikyti kontaktą miškingose vietovėse ar esant dideliems atstumams. Staugimas taip pat gali būti teritorijos gynimo signalas.